Oi, taip, viskas, galima pradėti. Tai laba diena. Na, tikiuosi, kad jeigu dar kas prisijungs, tai tikrai galės įsijungti į mūsų diskusiją ir pristatymą. Malonu visus jūs pasveikinti šiandien susirinkusi visuomenės nuostatų apie etninės, religinės ir kitas socialinės grupės bei migrantus pristatymą. Ir Lietuvos socialinių mokslų centro sociologijos instituto etninių tyrimų skyrius kartu su nevyriausybinė organizacija Diversity Development Group inicijavo šią apklausą. Abi šios organizacijos jau bendradarbiauja 5 metus kartu ir mes tiesiog stebim visuomenės nuostatų dinamiką ir atliekam šias apklausas. Ši apžvalga yra aktuali ir išlieka ir dabar, ypatingai dabartinėme geopolitinėme kontekste ir skatina analizuoti bei suprasti geriau visuomenėje vykstančius socialinius procesus bei atpažinti atvirumo įvairoviai iššūkius. Šiandien aptarsime šios klausimus. O apklausos rezultatus pristatys Lietuvos socialinių mokslų centro sociologijos instituto doktorantė Agnieszka Avin-Ileri ir Diversity Development Group ekspertas Ivan Trunov. Prieš suteikdama žodį Agnieszkai ir Ivanui, noriu pranešti, kad turėsim laiko klausimams ir diskusijai. Klausimus prašau užduoti po pristatymo, pakeliant ranką, arba galite rašyti viso pristatymo metu pokalbių skyrelėje ir po pristatymo aš tos klausimus perskaitysiu. Taigi pradedame ir kviečiu Agnieszką ir Ivaną pristatyti, kokie rezultatai būtent 25 metais atliktos visuomenės nuostatų mažumų bei migrantų atžvilgių tyrimo tendencijos. Sveiki visi, ačiū Vilana. Taip pat norėčiau pasveikinti visus su nacionalinė tautinių bendrijų diena. Tyrimas šitas irgi nuostatas, kai kurios išlieka mūsų visuomenė ir tautinių mažumų, tautinių bendruomenių atžvilgių, bet tai galėtų būti geras ir toks paskatinimas tiek tokiam pilietiniai visuomeniai, tiek politiniai plotmei stengtis, kad tas solidarumas ir tarpusavio pasitikėjimas mūsų šalyje tik augtų. Tai pirmi tokie duomenys labiau techninė apie tyrimą. Šis tyrimas apklausa, kuri yra reprezentatyvi, buvo atlikta šių metų kovo 8-24 dienomis. Ir tyrime dalyvavo Lietuvos gyventojai vyresni nei 18 metų ir vyresni. Taip pat svarbu pabrėžti, kad galima rezultatų paklaida yra nedidesnė nei maždaug 3%. O apklausą atliko Lietuvos Didžiosios Britanijos rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanija Baltijos tyrimai. Tai judėkime prie pagrindinių duomenų rezultatų, kuriuos atskleidė šių metų tyrimas apie socialinę distanciją mūsų visuomenėje ir dinamiką, lyginant su praeitais metais, ankstesniais tyrimais. Šių metų tyrimas parodo, kad daugiausiai Lietuvos visuomenėje gyventi šalia kaiminystėje nenorėtų su Romais, su Romų etninė mažuma ir su šios grupės atstovais nenorėtų kartu artimai gyventi net beveik 60% mūsų visuomenės narių. Antroje vietoje atsiranda musulmonai, su šios grupės atstovais nenorėtų gyventi maždaug pusė mūsų visuomenės narių. O sekanti irgi viena didžiausių socialinių distancijų patiriančių grupių yra homoseksualūs asmenys. Ir irgi artimai pusė Lietuvos gyventojų, tai 45% nenorėtų gyventi kaiminystėje. Šių metų tyrimo tokia kaip naujovė, kurios anksčiau neturėjome tyrimuose,
nusprendėme įtraukti naują grupę, migrantų grupę iš Centrinės Azijos, tai yra pagrindai iš Tadžikijos, Kirgizijos ir Uzbekijos, nes šių asmenų skaičius Lietuvoje didėja. Ir ką parodė ir atskleidė tyrimas, kad šios grupės atstovai iš karto, net naujai atsiradę tyrime, patenka į vienas labiausiai stigmatizuojamų arba ir didžiausią socialinę distanciją patiriančių grupių. Kaiminystėje su šios grupės atstovais nenorėtų gyventi apie 43 procentus mūsų Lietuvos gyventojų. Toliau rikiuojasi migrantai iš Rusijos, migrantai iš Baltarusijos ir mūsų tyrimų metu atskleista, kad palankiausiai vertinami yra tradicinių krikščioniškų kilmės krypčių tikėjimo atstovai. Analizuojant šios duomenis, ką norėtume pabrėžti ir į ką norėtume atkreipti dėmesį, įvesdami naują Lietuvoje atsirandančią, bet kuo toliau, tuo labiau pradedama vartoti tiek mokslinėje plotmėje, tiek politinėme lygmenyje sąveikų sampratą, persipinančių sąveikų sampratą, tarptautiškai jinai žinoma kaip intersekcionalumas, gan sunki, sudėtinga sąvoka, bet pas mus irgi intersekcionalumas pradedamas irgi vartoti, o tai reiškia, kad jinai apibrėžia tokias situacijas, kai asmuo priklausantis daugiau nei vienai stigmatizuojamų grupių tampa labiau pažeidžiamas dėl savo persipinančių tapatybių, kurios yra susijusi su tomis skirtingomis grupėmis. Ir analizuodami duomenis ir taip pat po to tų duomenų dėka galėdami planuoti įtraukties mechanizmus, vystant socialinę politiką, svarbu atkreipti į tai dėmesį. Tai kaip pavyzdį galėtume pateikti, kad, tarkim, tiesiog toks, įsivaizduojamas pavyzdys, jeigu imtumėme migrantus iš Ukrainos, kurie yra palankiausiai iš migrantų grupių vertinami Lietuvoje, bet tas žmogus, tai tarkim būtų musulmonas, galėtų būti tamsesnio gymio, jis nekalbėtų lietuviškai arba prastai kalbėtų lietuviškai, jis galėtų sulaukti daugiau nepasitikėjimo ir nepalankumo visuomenė, negu, pavyzdžiui, atvykęs žmogus iš Baltarusijos, kuris yra krikščionis, baltaodis ir išmokęs lietuvių kalbą. Tai tos skirtingos, persipinančios tapatybės, jos sukuria skirtingas atskirties formas. Ir svarbu paminėti, kad tos sąveikos irgi nėra nekintančios, jos gali laisvai keistis laike ir erdvėje, ir tai labai priklauso nuo šiuo metu susikloščiusių socialinės situacijos, geopolitinės situacijos, dominuojančių politinių naratyvų ir kitų aplinkybių. Ačiū, Agnieška. Aš dar šiek tiek norėčiau papildyti ir pritarti, nes žmonės gali turėti tas skirtingas tapatybės ir priklausyti skirtingų grupėm, bet taip pat nuostatos, kalbant apie žmonių nuostatas, jeigu žmogus, tarkim, turi palankesnį požiūrį į migraciją, tai tas požiūris šiek tiek koreliuoja ir su palankesniu požiūriu į kitas socialinės grupės. Tai taip pat parodė, kad gali būti koreliacija ir iš kitos pusės. Tai aš labiau norėčiau pakalbėti apie pokytį. Mes atskirai apžvelgsim nuostatų socialinės distancijos pokytį migrantų grupėm ir taip pat pažiūrėsim, kaip vyko dinamika socialinės distancijos homoseksualių asmenų atžvilgių ir Romų atžvilgių. Tai žiūrint į tai, koks procentas Lietuvos gyventojų nenorėtų gyventi kaiminystėje su tam tikrom migrantų grupėm, matosi neigiamas pokytis migrantų iš Rusijos ir Baltarusijos atveju. Tai tikrai palyginus su 23 metų duomenim, pastebimai daugiau žmonių nenorėtų gyventi kaiminystėje su migrantais iš Rusijos ir migrantais iš Baltarusijos. Tuo metu neigiamų pokyčių migrantų iš Ukrainos atveju nėra. Bet šioje vietoje aš norėčiau dar šiek tiek
pateikti konteksto, nes Lietuvoje visai ženkliai daugiau migrantų iš Baltarusijos nei iš Rusijos. Tai iš tikrųjų čia visai didelė migrantų grupė, kurie vis didėja ir ilgainiui gali būti tokia situacija, kad Lietuvoje būtų tiek pat Baltarusijos piliečių, kiek ukrainiečių ir tas atotrukis šiek tiek net mažėja pastaruoju metu. Jeigu ukrainiečių maždaug 80 tūkstančių, Baltarusijos piliečių maždaug 60 tūkstančių, tai iš tikrųjų panašus skaičiai ir labai neramina tai, kad nuostatos galimai blogėja ir tai visai svarbus šio tyrimo atradimas. Ačiū, Ivanai. Judėkim prie sekančio klausimo, kuris dažniausiai yra vartojamas sociologiniuose tyrimuose, bandant nustatyti socialinės distancijos dinamikas visuomenėje. Tai yra noras arba nenoras dirbti vienoje vietoje, vienoje darbovietėje. Tai į klausimą, su kuo mūsų visuomenės gyventojai nenorėtų kartu dirbti vienoje darbo vietoje, tai situacija šiek tiek skiriasi, jeigu mes kalbam apie darbą, o ne apie gyvenimą šalia, artimais. Šioje srityje nepalankiausiai vertinama vis dar yra Romų grupė, Romų etninė mažuma. Ir kartu su šios grupės atstovais dirbti vienoje darbovietėje nenorėtų beveik pusė Lietuvos gyventojų. Atsiranda antroje vietoje, atsiranda migrantai iš Rusijos, nors gyventi kaiminystėje žmonės palankiau vertina migrantus iš Rusijos, tačiau dirbti vienoje vietoje situacija jau tikrai išauga neigiamai. Ir beveik 40% gyventojų nenorėtų dirbti kartu. Sekančios grupės patiriančios distanciją ir patiriančios nepriėmimą darbo vietoje arba nenorą tiesiog būti kartu ir turėti bendrus darbo santykius, tai ir homoseksualių asmenų, musulmonų ir taip pat migrantų iš Centrinės Azijos atžvilgių. Pastebimas nenoras. Ir tikriausiai viską apibendrina kartu ir lietuvių kalbos nemokantis asmenys. Visos šios grupės apie trečdalį ir daugiau visuomenės gyventojų nenorėtų dirbti vienoje darbo vietoje. Palankiausiai vėl vertinami yra asmenys priklausantis skirtingom krikščioniškom denominacijom. Kalbant apie socialinę distanciją darbo srityje, atžvilgių migrantų atveju, iš tikrųjų tas pokytis nuostatų migrantų iš Rusijos atžvilgių yra labai smarkus. Nuo 26% 23 metais iki beveik 40% 25 metais. Tai iš tikrųjų didžiausias pokytis socialinės distancijos iš visų mūsų turimų grupių, iš tų palyginimų, kurių kol kas teko pažiūrėti, tai iš tikrųjų labai smarkus pokytis. Viena vertus suprantama dėl geopolitinio konteksto, kita vertus labai svarbu atkreipti dėmesį ir suprasti, kaip gali būti tų žmonių patirtis darbo rinkoje. Ir taip pat, kaip ir socialinės distancijos kaiminystės atveju, migrantai, daugiau žmonių nenorėtų dirbti vienoje darbovietėje su migrantais iš Baltarusijos, o neigiamo pokyčio migrantų iš Ukrainos atveju nėra. Kaip Ivanas prieš tai sakė, nusprendėme taip pat giliau apžvelgti ir tokią laike pasiskirstančias tas nuostatas dviejų grupių, Romų ir homoseksualių asmenų atžvilgių. Ir ką parodo toks palyginimas laike, tai kad Lietuvos Romai išlieka labiausiai arba didžiausia socialinė distancija ir grupė ir nepalankiausiai vertinama grupė. Ir galima būtų teigti, kad tokios nuostatos jos vyrauja per visą nepriklausomybės laikotarpį, nors mūsų čia pristatomas laiko tarpas yra trumpesnis, apima paskutinius 7 metus,
tačiau tyrimas yra vykdomas jau daugiau nei dešimtmetį ir taip pat yra duomenys iš 90-ųjų metų ir Romai visada dėja rikiuojasi toje nepalankiausiai vertinamų tautinių etninių grupių virš. Nors visuomenėje, Romų bendruomenė galima pastebėti, kaip paskutiniais metais labai aktyviai pradedančiai įsitraukti į bendruomeninį visuomenį gyvenimą. Tikrai po truputį gerėja išsilavinimo rodikliai, daugiau Romų dirba ir įsitvirtina darbo rinkoje, taip pat patys aktyviai organizuoja ir inicijuoja daug svarbių kultūrinių ir socialinių iniciatyvų, taip augindami savo bendruomenės tiek ekonominį, kultūrinį, socialinį, taip vadinamą kapitalą, kuris leidžia kurti palankesnius tos ryšius su dauguma mūsų visuomenės. Deja, bendrai žiūrint ir analizuojant nesikeičianti situacija Romų atžvilgiu, tikrai turėtų sulaukti daug palaikymo iš valstybės ir valdžios institucijų pusių, kurių turėtų būti svarbus indėlis kurti ir palaikyti tvarias įtraukties priemonės, programas, kurios tikrai galėtų leisti laiko kontekste, žiūrint į ateitį, tas nuostatas keisti, nes visuomenės nuostatos jos atspindi pačių Romų galimybės ir jų galimybės socialiniam mobilumui. Sunerimti verčia išaugęs nenoras dirbti vienoje darbovietėje, ką tai galėtų reikšti. Tai ne visada reiškia, kad, pavyzdžiui, patys darbdaviai nenori priimti Romų tautybės asmens į darbą, nors tai iš tikrųjų darant ir etnografinius tokius tyrimus kokybinius, klausiant pačius Romus, su kuo susiduria, bet tikrai yra atvejų, kur kolegos nenori turėti Romų kaip savo, bent kartu dirbančio asmens ir jie daro spaudimą darbdaviam, kad, neįdarbintų Romų tautybės asmenų. Nedarbas vis dar palyginus didžiausią nedarbą patirianti grupė, etninė tautinė grupė Lietuvoje ir vis dar tikrai žemi išsilavinimo rodikliai tikrai labai sunkina šios grupės galimybės sėkmingai įsitraukti į visuomeninį gyvenimą ir tam svarbu tikrai yra mūsų visų kaip visuomenės, kad galėtume kovoti su tokiu įsišaknyjusiu idėja mūsų vis dar visuomenėje antičigonizmo, nauja irgi savoka, bet jau pradedama vartoti Lietuvoje, kuri kitais žodžiais reiškia rasistinės nuostatas ir diskriminacinės nuostatas Romų atžvilgių ir tiesiog tokią sisteminę, bandymą sistemiškai kovoti su šiuo reiškiniu. Taip pat norim atskirai giliau pažiūrėti į pokytį socialinės distancijos homoseksualių asmenų atžvilgių. Ir iš tikrųjų, jeigu žiūrėti tokio plataus paveikslo laikmetį nuo 2019 metų, pokytis yra neigiamas. Ir tai labai įdomus atradimas, nes tam tikrą prasme per praeitą Seimo kadenciją mes turėjom visai daug pokalbių apie šią temą ir jinai tikrai suaktualizavusi nacionaliniam politiniam diskurse. Bet jeigu žiūrėti į procentą žmonių, kurie ar nenorėtų gyventi kaiminystėje su homoseksualiais asmenim arba dirbti vienoj darbovietėj, tai dabar daugiau žmonių, kurie nenorėtų arba gyventi arba dirbti kartu. Tai iš tikrųjų gal suaktualizavosi ir tos neigiamos nuostatos ir žmonės dabar susiformavo tvirčiau kažkokį nusistatymą. Tai gali būti vienas iš paaiškinimų, bet iš tikrųjų galutinio kažkokio atsakymo šio tyrimo rėmuose būtų visai sudėtinga šiuo momentu pasakyti. Taip pat matom tam tikrus pokyčius 2022-2023 metais, kur 2022 metais kažkaip žmonės palankiau žiūrėjo į galimybę gyventi kaiminystėje arba dirbti kartu su homoseksualiais asmenim, bet 2023 metais
ženkliai pasikeitė dalis Lietuvos gyventojų, kurie nenorėjo dirbti ar gyventi kartu. Tačiau matom vėl, kaip ir sakau, neigiamą tendenciją aplamai. Ačiū, Ivanai. Tai šita skaidrė būtų tokia kaip ir viena paskutinių pristatančių atradimus šių metų visuomenės nuostatų tyrimo. Skaidrė yra iš tikrųjų labai įdomus pastebėjimai tarp demografinių parametrų, respondentų demografinių parametrų ir jų sąsojų su išreiškiama socialinė distancija arba egzistuojančia socialinė distancija. Tai Ivanai, gal dar galėtum trumpai pristatyti šitos iš tikrųjų, vienas iš šio tyrimo didelių privalumų, kad mes galim pažiūrėti ir socialdemografinius parametrus ir pažiūrėti, nuo ko priklauso tie atsakymai. Tai iš tikrųjų labai įdomu, kad didmiesčio gyventojų atveju, palyginus su žmonėmis, kurie gyvena ne didmiesčiuose Lietuvoje, didmiesčio gyventojai dažniau sakė, kad nenorėtų gyventi kaiminystėje su Romais arba migrantais iš Centrinės Azijos, net palyginus su kaimo gyventojais. Tačiau jeigu žiūrėti į požiūrį į migraciją, bendrą požiūrį į migraciją, ką priimti, ką nepriimti, ar palaiko žmonės integracijos priemonės, ar jie teigiamai galvoja apie migracijos reikšmę šaliai, tai žmonės palankiau žiūri didmiesčiuose. Tai gali būti toks paaiškinimas, kad žmonės gal išvelgia naudą migracijai, bet nelabai nori kažkaip asmeniškai prisidėti, ar gal didmiesčiuose yra koncentracija žmonių su tam tikrom privilegijom, žmonės gal yra geresnioj socioekonominiai padėtį, bet nenoriai žiūri į galimybę dalintis tom privilegijom, kurios turi. Tai čia tokios hipotezės, bet ko gero reikėtų išsameu panalizuoti šitą būtent klausimą, skirtumą socialinės distancijos ir nuostatų. Taip pat, jeigu žiūrėti į tokius parametrus kaip išsilavinimas, dalyvavimas NVO veikloje ar pajamos, nei vienas iš šitų parametrus socialinės distancijos atveju nekoreliuoja su palankesniu požiūriu į Romus arba migrantus iš Centrinės Azijos. Tai irgi viena vertus gali parodyti įrodymą, kad tas antičigonizmas, ką minėjo Agnieška, iš tikrųjų labai įsišaknyjęs skirtingose mūsų gyvenimo srityse ir dalyvavimas, tarkim, aukštasis išsimokslimas ar dalyvavimas pilietiniai visuomeniai nepadeda sumažinti tą distanciją ir leisti žmonėm pasijausti patogiau ir jaukiau apie galimybę gyventi kartu ar dirbti kartu. Taip pat panašiai ir migrantų iš Centrinės Azijos atžvilgių, tai irgi gali rodyti tokį įtraukties trikdžius, kad iš tikrųjų mes nelabai priartėjom prie tų žmonių mūsų gyvenimo eigoje, ar tarkim per gaunant išsilavinimą ar dalyvaujant pilietiniai visuomeniai, irgi gal žmonės nelabai susidūrė su migrantais iš Centrinės Azijos ir neturi tokių galimybių turėti teigiamus kontaktus ir pakeisti savo nuomonę. Homoseksualių asmenų atveju matome, kad jaunimas, moteris ir didmiesčio gyventojai aplamai paėmus turi palankesnį požiūrį ir teigiamiau žiūri į galimybę arba gyventi kartu su homoseksualiais asmenim kaiminystėje arba apie galimybę dirbti kartu. Ačiū, Ivana, aš tik irgi trumpai papildysiu, kad ką ir tu paminėjai, labai svarbu yra, čia gal kreipiantis į žiniasklaidos atstovus, kuriant vaizdinius apie grupės, kurios dėja patiria, sulaukia tokio labiausiai neigiamų nuostatų, patiria didžiausią socialinę distanciją ir dabar matome, kad tai išlieka mūsų visuomenėje Romai. Ir nauja grupė, atsirandanti, auganti grupė, kaip migrantai iš Centrinės Azijos, labai svarbu yra, kaip yra kuriami viešieji naratyvai apie šias grupės ir kaip visuomenės
nariai kokias informacijas gauna ir kaip gali pažinti, nes anksčiau tyrime mes naudojame irgi klausimą, iš kur arba kokie kontaktai padeda pažinti šias grupės, per ką dažniausiai gyventojai sužino, ar tai asmeninis kontaktas, ar žiniasklaida, socialinės medijos, tai dažniausiai dominuoja žiniasklaida ir tai yra toks pirminis šaltinis, iš kur mes gauname informaciją apie grupės, apie žmonės, su kuriais dažnai, na, tiesiog neturim galimybės gyvenime susitikti, dėl to, na, čia labai kviečiame visada kultūriškai jautriai pažvelgti ir jausti, kokią galią ir jėgą turi, na, straipsniai ir visos žinutės žiniasklaidoje ir neigiamas kontekstas arba neigiamai pristatomi aspektai šių grupių atžvilgių gali tik dar daugiau sustiprinti socialinę distanciją, kalbant apie, na, mūsų visuomenę ir labiausiai pažeidžiamas grupės. Tai buvo pirmoji dalis, o antroji dalis yra apie migrantus ir pabėgėlius, bendrą visuomenės požiūrį į šias grupės ir skirtingas integracijos priemonės šių grupių atžvilgių. Aš norėčiau pasakyti, kad liko 15 minučių, tai tiesiog dar 15 minučių. Tikrai tilpsim, man atrodo, kaip tiek ir ilgiau netempsim. Klausimas apie, na, migrantų grupės iš ne Europos Sąjungos, kurias norėtume priimti, matyti savo visuomenėje kartu, tai didžiausia, na, tokį nepalaikymą ir nenorą įsileisti, nenorą būti kartu sulaukia migrantai, kurie neteisėtai kerta Lietuvos Respublikos sieną. Čia svarbu pabrėžti, kad tie asmenys dažniausiai irgi yra labiausiai pažeidžiami asmenys, todėl svarbu irgi labai, na, galvoti apie tai, kaip tos žmonės vis tiek suteikti, na, pagrindinės jų teisių apsaugą šitai grupiai žmonių. Požiūris į politinius pabėgėlius išlieka mūsų visuomenėje toks pasiskirstęs tarp, na, tarsi dviejų stovyklų, labai panašus. Apie pusę gyventojų vieni palankiai vertina politinius pabėgėlius ir jų priėmimą į Lietuvą, bet šiek tiek mažiau, bet irgi, na, palankiai vertintų, na, apie 44% jų priėmimą lyginus su nepriėmimu. Palankiausios grupės atvykstančių žmonių į Lietuvą tai yra tie asmenys, kurie atvyksta studijuoti pas mus arba atvyksta į Lietuvą gyventi su savo šeimos nariais. Ir kalbant apie pokytį, nuomonių, ką priimti, ką nepriimti Lietuvoje, smarkiausias pokytis matomas darbo migrantų atveju. Iš tikrųjų daugėja žmonių, kurie palankiai vertina galimybę priimti šios asmenis, kad Lietuva priimtų jos iš ne ES šalių. Tai iš tikrųjų matom tam tikrą santykinai teigiamą pokytį ir kitose atsakymuose. Tarkim, sekančioj skaidrėj pakalbėsiu apie integracijos priemonių palaikymą. Tai čia iš tikrųjų vienas iš tokių teigiamų atradimų ir visai svarbu, manau, būtų komunikuoti apie tą, kad santykinai požiūris keičiasi į gerąją pusę. Ir gerai. Dar noriu, gal čia dar norėtum pakomentuoti, Ivanai, tai aš galiu dar palikti šitą. Ne, ačiū. Jeigu, na, vertinsime, žiūrėsime, ką šių metų tyrimas parodo bendrai apie nuomonės migrantų, pabėgėlių atžvilgių ir skirtingas sritis, kaip tos grupės galėtų įsitraukti mūsų visuomenės gyvenimą, gal kokios grėsmės yra jaučiamos, kad jas gali kelti, tai, na, labai aiškiai matoma, kad mūsų visuomenė vis dar išlieka nepasitikėjimas migrantų bendruomenėmis ir jų indėlių į mūsų tokį bendrą visuomenį kultūrinį gyvenimą. Ne tik 20% visuomenės gyventojų vertina palankiai ir mano, kad atvykstantis asmenys į Lietuvą iš užsienio šalių, auganti kultūrinė įvairovė gali iš tikrųjų praturtinti mūsų kaip šalies kultūrinį gyvenimą.
kita, na, tokia labiau neigiama nuostata arba kylančios baimės susijusios su atvykstančiomis ir besikūrenčiomis naujomis bendruomenėmis, tai yra nuomonė vyraujanti mąstymas, kad Lietuvoje iš tikrųjų jau turime, na, daug pabėgėlių, tas skaičius yra didelis ir Lietuva neturėtų leisti atvykti daugiau. Bet iš tikrųjų, na, kai vertintumėme visuomenės požiūrį apie pabėgėlius ir ar tai yra pažeidžiama grupė, tai visuomenė taip sutinka ir taip pat dauguma visuomenės narių mano, kad Lietuva kaip valstybė turėtų skirti daugiau dėmesio ir išteklių atvykstantiem asmenim, migrantam ir jų sėkmingai įtraukčiai Lietuvos visuomenę. Aš dar norėčiau pridėti apie poveikį tos migracijos ir man atrodo, čia labai svarbu, apie ką mes komunikuojam. Ar mes komunikuojam apie tos sėkmingos integracijos pavyzdžius, ar mes komunikuojam apie užimtumo statistiką, ar mes komunikuojam iš tikrųjų apie tai, kiek daug tų žmonių yra ekonomiškai aktyvus ir kiek daug jie daro Lietuvoje, arba mes komunikuojam apie tos nuokrypius, kažkokius nesėkmingus atvejus ir tiesiog vystam diskursą aplink tų vienetinių atvejų, kur tas neįvyksta. Nes iš tikrųjų mes turim nacionalinio lygmenio statistiką, mes žinom, kad iš tikrųjų Lietuvoje atotrūkio užimtumo klausimų ne ES piliečių ir piliečių Lietuvos atotrūkio nėra. Dirba procentas toks pat ne ES šalių ir Lietuvos piliečių. Užimtumas toks pat. Tai iš tikrųjų, ką tada sako, tai kad 70% gyventojų sako, kad nepraturtina Lietuvos, nu tarkim, čia kultūrinį gyvenimą, arba galimai didina nusikalstamumo lygį, nes tie žmonės iš esmės, nu, tiek pat prisideda prie šalies gyvenimo, kaip ir kiti gyventojai. Ir taip pat galiu pakalbėti apie sekančią skaidrę, apie integracijos priemonės. Taip, tai sekanti jau bus paskutinė skaidrė būtent apie Jo. konkrečias integracijos priemonės, kurios, na, visuomenės atžvilgių turėtų būti taikomos ir kurios palankiausiai vertinamos mūsų visuomenės gyventojų, kalbant apie pabėgėlių integraciją į Lietuvos visuomenę. Jo aplamai žmonės, Lietuvos populiacija palaiko daugybę integracijos priemonių. Ir tai iš tikrųjų labai svarbu, nes žmonės pritarė, kad pabėgėlių, čia tarkim pabėgėlių atveju, vaikų švietimo organizavimas. Žmonės palaiko lietuvių kalbos kursus, žmonės palaiko psichologinę pagalbą, žmonės palaiko kvalifikacijos tobulinimo kursus. Taip pat daugiau žmonių palaikančių nei nepalaikančių yra kalbant apie lygias galimybės sveikatos srityje, lygias galimybės darbe. Tai net nemokamos teisinės konsultacijos, daugiau palaikančių nei nepalaikančių šitą priemonę. O kalbant apie labiausiai nepalaikomus integracijos priemonės, kaip lygias galimybės gaunant socialinę paramą ar socialinio būsto suteikimas, čia tam tikrą prasme galime suprasti tos nuostatos, nes čia ir taip visai pažeidžiami tokie sudėtingi klausimai, kur tos paramos gali neužtekti net vietos gyventojim, Lietuvos piliečiam. Tai tam tikrą prasme mes galim suprasti, kodėl žmonės nelabai norėtų leisti duoti prieigą prie tos pagalbos pabėgėliam. Nes čia tikrai yra tokių iššūkių ir vietiniai populacijai. Ačiū, Ivana, aš irgi dar trumpai papildysiu apie, na, palankiausiai vertinamą, ar tikrai vertinamą, taip, švietimas dažniausiai ir yra vertinamas ir bendrai mūsų visuomenė kaip to socialinio mobilumo garantas ir įtraukties, integracijos erdvė, būtent per švietimą galima ir tai yra kalbos mokymasis, ir pažinimas visuomenės, istorijos ir taip toliau.
Bet tikrai čia jau turėtų atkreipti dėmesį švietimo politikos formuotojai, besikeičiančioje mūsų visuomenėje, augančioje įvairovėje, ta įvairovė irgi veikia švietimo sistemą. Ir mokyklos turėtų prisitaikyti prie augančio daugiakultūriškumo. Ir, svarbu būtų tikrai atkreipti dėmesį ir kultūrinio jautrumo ir įvairovės puoselėjimą mokykloje. Šiuo metu bandome įgyvendinti įtraukųjį ugdymą, kuris jau tampa visuotinis mūsų švietimo sistemoje. Ir, žvelgiant į kitas vakarų Europos šalis, matome dar Lietuvoje ne tokias gal tik dabar atsirandančias diskusijas apie įtraukųjį ugdymą irgi per daugiakultūriškumo prizmę, kad įtraukusis ugdymas turi apimti taip pat mokinius su skirtingais, tokiais kultūriniais, kalbiniais poreikiais atsirandančiais dėl jų skirtingų kultūrinių ypatybių. Ir tai yra kalba taip pat apie užtikrinimą ir sukūrimą galimybių mokytis valstybinės kalbos, lietuvių kalbos, pažinti visuomenę, sukurti savo artimųjų draugų ratus, bet taip pat svarbu atsižvelgti į tuos poreikius ir sunkumus, su kuriais susiduria įvairiakalbiai, įvairiataučiai mokiniai, bet ir taip pat, kad mokykloje šie mokiniai jaustųsi saugiai, jaustųsi laukiami ir taip pat mokykla būtų vieta, kur jų tos tautinės kultūrinės tapatybės irgi yra atpažįstamos ir yra puoselėjamos. Kad tai turėtų būti toks balansas, neeiti tos asimiliacijos keliu, o iš tikrųjų to dėka palaikyti skirtingas mokinių tapatybės, kas galėtų tikrai būti matoma kaip auginimas pasitikėjimo valstybės institucija, mokykla ir taip didinant tą pilietinį aktyvumą ir tokią bendrą visuomeninę sanglaudą. Ir paskutinė skaidrė jau toks apibendrinimas, ką kalbėjome, tai tiesiog keli tokie paskutiniai teiginiai priminti ir ką norėtumėm, kad išsineštumėt iš šiandienos pristatymą. Jo, tai norėčiau apibendrinti. Romai išlieka viena labiausiai stigmatizuojamų grupių. Mačiau jo ten labai greitai klausimą, anksčiau buvo daugiau grupių ir jo kartu su kitom buvo ir daugiau socialinių grupių, kurie pateko į tų labiausiai stigmatizuojamą, bet matom, kad ir šiais metais situacija nesikeičia. Romai vis dar dauguma žmonių nenorėtų kartu su jais gyventi ar dirbti. Išaugo nenoras gyventi kaiminystėje arba dirbti kartu su migrantais iš Rusijos ir Baltarusijos. Tai iš tikrųjų matom visai neraminančią tendenciją šiuo atveju. Migrantų iš Centrinės Azijos klausimų. Taip, visai didelis procentas žmonių nenorėtų kartu su jais dirbti ar gyventi ir palyginus su kitom, tai čia visai dabartiniu metu panaši situacija kaip musulmonų atveju arba migrantų iš Rusijos. Tai visai santykinai panašus procentas žmonių, kurie nenorėtų gyventi ar dirbti kartu su šiom socialiniam grupėm. Tačiau iš teigiamų dalykų taip pat galim pastebėti, kad santykinai gerėja požiūris į migrantų dalyvavimą darbo rinkoje, į darbo migrantų priėmimą. Taip pat Lietuvos gyventojai iš esmės palaiko integracijos priemonės. Ir tų priemonių tas sąrašas visai ilgas ir išsamus. Ir žmonės jam dauguma pritarė. Taip, tai paskutinis, ačiū Ivanai, kad dar pamiršau pasakyti prie integracijos priemonių, kurios, mažiausiai palankiai vertinamos, tai yra, susijusios tos priemonės su socialinė politika, socialinis būstas, socialinės išmokos. Tai šioje vietoje irgi labai svarbu pabrėžti, kad nebūtų visuomenėje kūriamos, tokios, aš čia pavadinsiu, pažeidžiamumo svarstyklės ir tokia retorika, kur yra lyginamas, kokios grupės labiau pažeidžiamos, kurios grupės labiau užsitarnavo, dažnai yra nekalbama, kas labiau, kam reikia ten didesnės pagalbos socialinės ir taip toliau. Visos grupės, kurios atsiduria sunkiose gyvenimo situacijose, jos yra svarbios
Ir nes ta socialinė politika turėtų būti vystoma taip, kad apimtų visas grupės, kuriuom tos pagalbos reikia, nekuriant papildomų įtampų, nes tai gali tiesiog skatinti didesnį visuomenės bendrą tokį nepasitenkinimą, tarpusavio susipriešinimą, o tai labai lengvai gali būti išnaudojama jau populistinių politinių jėgų. Ir dėl to, kuo didesnė visų grupių įtrauktis ir lygiavertiškas požiūris, pritaikant socialinę politiką, nevyriausybinių organizacijų veiklas, pagal tų grupių poreikius turėtų būti, toks mechanizmas, kuris sėkmingiausiai padėtų mažinti socialinę distanciją ir skatinti tarpusavio tokį bendrą palaikymą ir pasitikėjimą. Tai iš mūsų pusės tiek. Pristatėme, skaidrės bus prieinamos internete, prezentacija, kurią pristatėme. Tai dabar baigsime dalinti skaidrėmis ir judėsime prie klausimų. Tai Vilana, vėl žodis tau. Tai ačiū labai, Agnieška ir Ivanai, tikrai labai įdomiai pristatėt, pakomentavot. Mes gavom keletą klausimų pokalbių skyrelėje, tai gal aš tiesiog dabar įvardinsiu, o dar kas norėsite užduoti, tai tikrai labai prašome. Tai vienas iš klausimų buvo, kodėl neliko totorių, asmenų pagal pajamų lygį, žydų, psichinę sveikatos turinčių asmenų grupių. Tai čia gal aš pakomentuosiu, nes tai yra tiesiog irgi tai yra Lietuvos socialinių mokslų centro, sociologijos instituto, mūsų etninių tyrimų skyriaus kaip ir sprendimas, nes mes pradėjom organizuoti ir inicijuoti tas apklausas ir įtraukti tas etninės, socialinės, religinės grupės, kuriuose ir vykdome tyrimus, tam, kad viena vertus mes turim bendrą tokį kontekstą, turime visuomenės nuostatų tą dinamiką matome, bet taip pat atliekame ir gilesnius tyrimus ir dėl to galime labiau pakomentuoti būtent apie tas grupės, kurias ir pristatėme ir šiame pristatyme. Tada buvo klausimas apie tai, kiek buvo respondentų apklausta. Tai buvo reprezentatyvi apklausa, apklausta 1025, jeigu neklystų, respondentai, bet gal patikslinsit. Tai iš tikrųjų tai yra reprezentatyvi apklausa. Ir tada du klausimai susiję jau grinai su pristatymo rezultatais. Tai pirmas būtų, kodėl darbo migrantai iš Centrinės Azijos vertinami neigiamai, nors iš esmės yra tokios labiau teigiamos nuostatos darbo migrantų atvykstančių dirbti atžvilgiu ir kaip taip galima būtų paaiškinti. Ačiū už klausimą. Ivanai, aš gal galiu pradėti, nes gal tu galėsi pratęsti. Kas liečia migrantus iš Centrinės Azijos, iš tikrųjų labai įdomi situacija atsiranda, taip kaip ir Giedrė paminėjo, tai bendrai tarsi dažniausiai iš Centrinės Azijos migrantai yra atvykstantis dirbti Lietuvoje, papildantis iš anksčiau gyvenusias Centrinės Azijos bendruomenės. Šioje vietoje taip labiau sociologiškai, antropologiškai atsakant, įvyksta tokie socialiniai kito sukūrimo arba didesnės baimės kito atžvilgių mechanizmai, surasinimo praktikos, nes migrantai iš Centrinės Azijos, jie matomi dažnai mažiau pažįstami, jie yra mažiau artimi, taip pat bendrai kuriami tokie visokiausi naratyvai socialinėse medijose, kartais labai grėsmingi. Jie gali visų pirma paveikti žmonių nuostatas ir tai, kokiu pagrindu jau tie žmonės atvyksta, tai gali būti antrinis, ar tai net yra šeimos susijungimas, ar darbas, ar studijos, bet pirminis tai yra priėmimas žmogaus ir jo priklausimas būtent tai grupiai,
kultūriniai, tautiniai, etniniai grupiai, kuriai tas žmogus priklauso. Ir tai sukelia tikrai, dažnai tokias nepalankės nuostatas tom grupėm, kurios yra mažiau pažįstamos ir kurios visuomenė, dažnai kūriamos kaip grėsmingos, keliančios baimę ir nepasitikėjimą. Aš dar gal tiesiog iš techninės tokios pusės atsakysiu, tai čia gali būti skirtingi žmonės. Ta prasme atsakinėjusi. Maždaug priimančių darbo migrantus, kurie sako, kad sutinka, kad Lietuva priimtų darbo migrantus, maždaug pusė populiacijos. Ir maždaug 40% sako, kad nenori gyventi ar dirbti kartu su migrantais iš Centrinės Azijos. Tai gali būti, kad žmonės, kurie taip pat sako, nepersidengia, kad, ta prasme, žmonės nepriimantis ir nenori gyventi ar dirbti kartu su jais. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, kad pokytis darbo migrantų atžvilgių, čia mes matom palyginimą su kitom bangom. Kol kas mes negalim palyginti atsakymus apie socialinę distanciją migrantų iš Centrinės Azijos atžvilgiu, nes kitose tyrimo bangose nebuvo naudojama šitą kategoriją. Tai kitais metais galbūt mes galėtume padaryti palyginimą ir pažiūrėti, kaip keičiasi nuostatos apie priėmimą ir kaip keičiasi nuostatos apie socialinę distanciją migrantų iš Centrinės Azijos atžvilgiu. Ir tada galim pažiūrėti, ar iš tikrųjų vienos nuostatos gerėja, ar kitos nuostatos blogėja. Bet kol kas neturim tokio atsakymą. Ačiū labai už atsakymą. Dar buvo klausimas, ar rezultatai priklauso nuo amžiaus ir lyties? Aš galiu gal šitą pakomentuoti. Taip, buvimas jaunu žmogum nuo 18 iki 29 metų iš tikrųjų teigiamai koreliuoja su atsakymais į daugybę šitų klausimų. Kalbant apie požiūrį į migraciją, aplamai, jauni žmonės, net kontroliuojant kitas sociodemografinės parametrus, lyginant atsakymus jaunimui priklausančių žmonių ir žmonių virš 29 metų, jaunimas palankiau žiūri į migraciją. Bet jeigu kontroliuoti kitus sociodemografinius parametrus, jaunimo kažkokio ypatingai pozityvaus požiūrio apie socialinę distanciją homoseksualių asmenų atžvilgių, migrantų iš Centrinės Azijos atžvilgių ir Romų atžvilgių nelabai yra. Ir iš tikrųjų Romų atveju mes turim statistiškai nereikšmingą, bet vis tiek neigiamą poveikį. Tai jaunimo tarpe tam tikrą prasme daugiau žmonių, kurie nenorėtų gyventi ar dirbti kartu su Romais. Tai čia labai, labai neraminantis atradimas, kad jaunimo tarpe iš tikrųjų daug žmonių, kurie nelabai palankiai galvoja apie Romus ir migrantus. Homoseksualių asmenų atveju taip daugiau jaunimo tarpe žmonių, kurie teigiamiau galvoja, bet kontroliuojant kitus parametrus poveikis nėra statistiškai reikšmingas. Kalbant apie lytį, labai svarbus toks didelis pokytis yra homoseksualių asmenų atveju. Vyrai ženkliai neigiamiau ir mažiau palankiai galvoja apie galimybę gyventi ar dirbti kartu su homoseksualiais asmenim. Tai aišku, čia gali labai stipriai sieti su vyriškumo normom, su patriarchaliniam normom, kad moteris ženkliai palankesnį požiūrį turi šio klausimu. Ir šis poveikis lieka statistiškai reikšmingas ir labai stiprus, net kontroliuojant visus kitus sociodemografinius parametrus, kuriuos įtraukiame į šitą tyrimą. Tai lytis, kalbant apie LGBT asmenis, lytis labai esmingas faktorius. Bet kalbant apie požiūrį į migraciją arba požiūrį į Romus arba migrantus iš Centrinės Azijos, tokio reikšmingo poveikio nematome. Ačiū Ivanai. Kur galima rasti pilną tyrimą? Tyrimas bus patalpintas svetainiai
Lietuvos socialinių mokslų centro ir taip pat Diversity Development Group svetainėje, tai tyrimo rezultatai bus matomi. Taip pat bus ir šis pristatymas pristatytas viešai YouTube kanale, tai kad tie, kurie galbūt negalėjo sudalyvauti, galės dar kartą ir pasiklausyti. Taip, Ivanai. Aš gal norėčiau pakomentuoti šitoje vietoje, nes man atrodo, ta sociodemografinių parametrų analizė visai svarbi ir mes kol kas nusprendėme, nes tie rezultatai visai žali ir norėjome toliau padirbti ir labiau išanalizuoti šitą situaciją, tai kol kas viešai neskelbsim šitų duomenų, tačiau tikrai planuojam, kad galbūt vėliau ar atskirų renginių, ar atskirų pranešimų norėtume pasidalinti tą analizę. Ir gal kartu apjungiant ir kokybinius tyrimus, ir man atrodo, tada labai leidžia taip pilnai atskleisti patirtis ir giliau įsigilinti, kai turi kiekybinius duomenis, bet taip pat ir klausi giliau žmonių nuomonių, kodėl ir kaip veikia skirtingas aplinkybės, būtent jų tas kai kurių skirtingų grupių atžvilgių. Iš tikrųjų, tai bus ir moksliniai straipsniai tikimės parašyti, bet šiaip bendra informacija bus pateikta svetainėse. Taip, Dainiau Babila, jūs dar galite užduoti klausimą. Tikrai. Labadiena. Visų pirma, ačiū labai už pristatymą. Tikrai buvo labai įdomu ir patį atliktą darbą, tyrimą. Šiandieną Tautinių bendrijų diena, tai labai gera proga apie tai pasiklausyti. Aš turiu vieną labai konkretų klausimą. Man labai įdomu yra dėl pasirinkto termino naudojimo rašant romus, o skliausteliuose rašant čigonus pačiame tyrime, nes jūs kalbėdami visą laiką sakote romai ir išvadose taip pat yra apie romai, bet taip suprantu, kad pačiam tyrime buvo naudota romai, skliausteliuose čigonai ir šitie abudu žodžiai, kurie pavartojami kaip sinonimai, jie turi labai skirtingą krūvį. Ir aš tokį, kaip pasvarstymui, tokį kelių klausimą, kodėl tai buvo padaryta ir nes man nuojauta kužda, kad jeigu klausimą užduotumėte apie romus, tikriausiai gautumėte kitokį atsakymą, arba jeigu užduotumėte 2 klausimus toje pačioje sekoje, ar jūs sutinkate dirbti kartu su romais, o kitų klausimus paklausimėte, ar sutinkate dirbti su čigonais, gautumėte skirtingą atsakymą tuomet. Tai gal tiesiog šitą momentą pakomentuoti, jeigu galėtumėte, ir ačiū dar kartelį labai už visą padarytą darbą. Gal aš gali Sivilana papildyti, taip, nes tas tyrimas būtent jis yra daugiametis ir sąvokos keitėsi. Prieš daug metų buvo sąvoka čigonai vartojama, tada buvo jau pereita prie romų, paliktas skliausteliuose čigonų, tarsi ir dėl to, kad visuomenėje būtų aiškiau. Ir tai buvo keliamas klausimas, ar tokia formuluotė jinai turėtų iki šiol išlikti. Grinai iš metodologinės pusės, jeigu yra keičiama kategorija, negalima jos palyginti laike, tada jinai tampa nauja kategorija. Jeigu netgi atrodo ir lieka tik romai, tada metodologiškai būtų netikslinga lyginti su tais atsakymais, tarkim, prieš 10 metų, jeigu žmogus atsakinėjo romai čigonai, tai yra, man atrodo, tiesiog metodologiškai svarbu, kaip etiškai tą pateikti ir kaip tęsti. Aš manau, čia yra geras klausimas diskusijom ateičiai. Ir taip irgi, kaip Dainiau sakėte, labai įdomu išskirti kategorijas, jeigu yra atskirai romai ir čigonai. Ir šiuo atveju tikriausiai ne, ką ir tas terminas antičigonizmas savyje neša, kad žmonės nenori ir labai nepalankiai vertina čigoną kaip sukurtą vaizdinį su visom neigiamom konotacijom. Tikrai labai giliai įsišaknyja ir tikrai turi įtakos taip, kaip į tas grupės žiūrim, kaip pavadinam. Jeigu sakom romai, jeigu sakom čigonai, nematydami žmogaus, tai iš karto galite vaizdiniai galvoje keistis. Klausimas, ar gyvai pamačiau žmogų, ir tarsi atpažįstant, tas tokia, sukuriant jau tą gyvai kontaktą, ar tada keičiasi žmogaus požiūrį į šitą asmenį, bet taip, terminologija yra svarbi, bet tai yra metodologinis tiesiog sprendimas. Ačiū, aš kaip ir neturiu kuo papildyti, nes taip ir pasakei, kad tai buvo ilgą laiką atliekami tyrimai ir metodologiškai jo tada tas kategorijas pakeičiant negalėtume lyginti.
Dar yra klausimas, ar yra galimybė gauti informaciją, kiek respondentų dalyvavo, pavyzdžiui, iš Vilniaus miesto. Aš galiu pakomentuoti šitą. Iš esmės atsakymas į šitą klausimą nėra reikšmingas. Tai šio tyrimo tikslas atspindėti visos populiacijos situaciją ir imtis sudaryta, kad būtų visi proporciškai tikslus palyginimai pagal lytį, amžių, išsilavinimą ir gyvenamąją vietą. Tai iš tikrųjų palyginimas didmiesčių, kaimų ir miestų yra validus ir turi atspindėti iš tikrųjų tikrą šalies populiaciją. Tai reprezentatyvus tyrimam atlikti 1000 žmonių imties pilnai užtenka, kad iš tikrųjų kitos naujos informacijos didinant imtį nesužinosim. 1000 žmonių užtenka. Bet praktiškai proporciškai paimant, apskritis buvo naudojamos atrankoje ir sudarant imtį. Iš Vilniaus apskrities sudalyvavo maždaug 300 žmonių, bet šitas skaičius nieko nereiškia. Ir vis tiek rezultatai apibendrina nacionalinę populiaciją ir galioja visai Lietuvai. Tai ačiū labai. Dar turim minutę, kur galima tikrai dar užduoti klausimą, jeigu turite. Taip, sveiki, jeigu galima. Aš irgi norėčiau užduoti klausimą ir labai iš tiesų ačiū Agnieškai ir Ivanui už tokį puikų pristatymą, tokį dinamišką ir tikrai įdomų ir tie sociodemografiniai rodikliai, man atrodo, labai buvo gerai pakomentuoti ir paimti, bet mano toks asmeninis klausimas, nes kadangi aš irgi dirbu, kaip ir Giedrė matau Blažytė, dirbo prie to tyrimo, kas jums asmeniškai, kaip sociologui Ivanai ir kaip antropologai Agnieška, buvo šiais metais didžiausias toks nustebimas, atradimas arba gerąja arba blogąja prasme. Tai toks mano klausimas. Ivanai, nori pradėti? Jo, labai noriu pradėti, nes aš labai ilgai norėjau iš tikrųjų paimti šios duomenis ir pažiūrėti, kaip iš tikrųjų pasiknisti, kas ten juose slypi. Ir tas didmiesčio specifika, man atrodo, labai įdomi. Ir aš nesitikėjau, kad daugiau žmonių nenorėtų gyventi kaiminystėje su tam tikrom mažumom. Aš buvau nusistebęs, nes turėtų būti progresyvesni, ane? Bet tikriausiai, kiek kalbėjau su pažįstamais ar diskutavau su kitais sociologais, man atrodo labai svarbu žiūrėti į galios ar nelygybės parametrus tose miestuose. Ir gal gyvenimas kaime tam tikrą prasme gal labiau betarpiškas, gal labiau pažįsti tos žmonės, gal kontaktai yra labiau tam pačiam lygmenį, nes kalbant iš kontaktų teorijos perspektyvos, kad jeigu teigiam, kad žmonės kontaktuojant ir matant vieni kitus susiformuoja teigiamą nuomonę apie vieni kitus ir tas kontaktų poveikis yra teigiamas, bet daroma prielaida, kad tas kontaktas yra palankiose sąlygose. Tai neturi būti galios disbalanso, turi būti bendri tikslai ir kontaktas turi būti betarpiškas ir be kažkokių iššūkių. Tai reiškia, kad didmiesčiuose, ko gero, tie kontaktai, nes migrantų mažumų tikrai gyvena Vilniuje. Ir Romų irgi visas tas taboro diskursas, čia labai įdomu. Ir kodėl tada nelabai pavyksta mums tą diskursą pakreipti tą suprantančiąją linkmę, kad mes labiau, mums būtų jaukiau kalbant apie tas mažumas, o tai nekeltų kažkokių baimių. O aš pasidalinsiu, tai stengiuosi nebūti pesimistė gyvenime, bet dėja, tie duomenys, dėja parodė tai, ką aš ir jaučiau, kad yra vis dar pas mus. Ir nauja mūsų kategorija, taip, kurią nusprendėm įvesti migrantai iš Centrinės Azijos, stebint tiesiog viešąją erdvę, komentarus,
politikų pasisakymus, atrodo, kad labai greitai ir stipriai auga nepasitenkinimas ir toks nepriėmimas. Na ir tyrimai kaip ir parodo, kad bendrai visuomenė vertina migrantus iš Centrinės Azijos gan nepalankiai. Ir, na, Roma irgi, ką ir tikėjaus, dėja išlieka vis dar, na, didžiausia socialinė distancija patiriančia grupė, bet taip, sulyginus sociodemografiniais rodikliais, kad buvimas viduriniosios ar aukštesnės viduriniosios klasės atstovais, kur tavo socialinis, ne kultūrinis kapitalas, dažniausiai žmonės, na, bendrai yra atviresni, daugiau keliauja, skaito, susipažįsta, tas šių grupių atžvilgių neveikia. Ir tikriausiai tolimesnis klausimas, kai turim tokius duomenis, kai mokslininkai pristatom, ką toliau su jais darys, na, institucijos, tiek valdžios, tiek nevyriausybinis sektorius, kurie, na, dirba, padeda šiom grupėm, palaiko, bet taip stengiasi pakeisti nuostatas. Tai toks gal ir jo pamąstymas, ką toliau galim nuveikti, matant, kad, na, situacija visgi reikalauja dėmesio ir tikrai tokių tvarių mechanizmų socialinės politikos, kad ta situacija gerėtų. Tai ačiū labai. Aš manau, tai dar ir tą jaunimo grupę reikia iškelti, nes iš tikrųjų, ką va čia šių metų tyrimas parodė, kad, na, jaunimas irgi savaime netampa atviresnis ir tolerantiškesnis. Ir tai yra pasiekmė nuo tos vat, mūsų bendros, nežinau, to tokio sociokultūrinio, galbūt irgi paveldo, apie ką reikėtų kalbėti, kelti klausimus. Lygių galimybių klausimas, nes tai irgi, manau, yra susijęs. Tai iš tikrųjų minčių yra daug, galbūt vėlgi, na, galvojant apie įvairias programas ir galvojant apie tai, kad, na, savaime niekas nevyksta, visgi reikia nemažo indėlio. Tai galėtų, na, tokių ir daugiau atsirasti ir bendradarbiavimo sąsajų, na, tiesiog kaip tas problemas spręsti, tiek nevyriausybinis, vyriausybinis sektorius ir įtraukiant taip pat ir mokslinę bendruomenę. Tai, manau, čia tikrai minčių ir tokių pasvarstymų galėtų būti. Ir ačiū labai visiems dalyvavusiems, uždavusiems klausimus ir aktyviai klausiusiems apžvalgos rezultatų. Ir, na, kaip kviesčiau toliau sekti naujienas Lietuvos socialinių mokslų centre, Diversity Development Group internetiniai svetainiai. Ir vėlgi, kai darysim tyrimų pristatymus, vėl kviesime visus prisijungti. Ačiū labai, labai ir gražios dienos. Ačiū, viso gero visiems.